Sveikos merginas. Laukiu jūsų prisijungiant. Žaibiškų tiesiog greičių teleportuojuosi iš vienos į kitą pusę. Ir laukiu jūsų prisijungiant į Klodo prekinio ženklo didžiąją sandėlį, kuriame yra aukščiausios kokybės premium klasės drabužiai. Laukiu jūsų prisijungiant, tikiuosi mane matote ir girdite. Aš taipogi dar prisijungsiu ir per kitą savo puslapį. Taip. Komentuokit, lauksiu jūsų prisijungiant. Jau tikiuosi, kad jūs spėjote grįžti namo iš darbų. Ir galėsim pradėti. Turim tikrai labai ribotą laiką. 2 valandas tik tai, per kurias turėsim viską spėti. Aš jau ne taip, kad sušilau, bet taip karšta, kad oh my god. Karšta dėl to, kad aš tiesiog bėgioju. Tik tai tą darau, kad persirengiu, matuoju, kas tinka, kas netinka. Vakar tiek naujienų atėjo. Ne taip, kad daug, bet labai geros naujienos tokios, kurios tikrai mums yra aktualu. Ko tikrai nebuvo. Pas mus nieko tokio nerodžiau. Aš nebuvau radusi normalių, gražių sijonų. Jeigu nekalbant apie klasikinius sijonus aš kalbu. Tai dabar atsirado ir sijonų, ir galima derinti su švarku. Viską jums parodysiu, sveiki Skaidra. Aš jau laukiu, kai mes susitiksim su jumis Klaipėdoje. Nes beje, kas Klaipėdoje gyvena, tai arba Palangoje, arba kažkur ten Gargžduose, kur netoli, Kretingoje. Raginu jūs ateiti į mugę Design for Life Švyturio arenoje. Šeštadienį nuo 10 iki 16 valandos būsiu aš. Ir bus tuo pačiu ir nauja kolekcija. Atvežta dalis naujos kolekcijos, kurią matys būtent klaipėdiškiai, klaipėdiečiai pirmi galės pačiupinėti. Taip. Tai, manau, pasileido. Sveiki, ponia Rasa. Taip, pasileido, man rodos, tas live transliacija per kitą puslapį. Aš tada paleidžiu dar Instagramą ir galėsim pradėti. Matau, kad renkatės po truputį. Tikiuosi spėjote ir atvažiuoti, ir pavalgyti. O mes turėsim labai ribotą laiką, apie 2 valandas. Atrodo daug, bet kai pradedi, tikrai labai greitai praeina laikas. Kas šiandien bus? Tai šiandien rodysiu jums klastotus sijonus, tokius sunkius, labai toks standesnis audinys, labai gražiai krentantis sijonai. Prie jų bus švarkai, to paties audinio, labai gražiai atrodo beje. Jūsų ilgai laukti bomberiai, būtent palto tipo, paltinis tas audinys bus. Dar paruošiau velvetinės kelnes, kurių nespėjau pamatuoti. Tai pasimatuosiu ir pažiūrėsim, ar jos tikrai tokios geros, kaip išpirka jas per akimirksnį, ar ne. Tai va, tuoj pajungiu tada Instagramą ir galim pradėti. Sveiki. Aš dar pabandysiu pajungti mikrofoną Facebookui, nes žiūriu, kad pamiršau. Sveikos merginas. Laukiu prisijungiant prie Klodo prekinio ženklo produktų pristatymą. Šiandien laukia mūsų daug naujienų. Kaip daug? Nedaug, koncentruotai, bet labai verti dėmesio. Ar girdite mane Facebook vartotojus, dabar klausiu? Nes
pajungiau mikrofoną. Turėtų būti geresnis garsas, nes kai aš nusisuku, tai jūsų garsas neturėtų prapulti. Tai aš šnekėsiu su jumis pastoviai, tai žodžiu šiandien kas mūsų laukia, klastoti sijonai, švarkai, bomberiai, palto audinio, nuostabus. Tik tai, žinot ką, aš taip ir turėjau nuojautų, pas mane tokia intuicija yra išreikšta. Atvažiavau, žiūriu, tik tai ačiū Dievui, kad yra spalva, ta, kuri mus domina labai. Tai yra šokolado spalvos, bet atkeliavo ne visas spalvas, žodžiu, matysite 5 spalvas, bet aš jums parodysiu tik 2 spalvas, tai yra smėlio spalvos ir šokoladinį iš bomberių, nes jų tiesiog jos netkeliavo, tai bus rytoj. Sako, ir rytoj ateik, aš sakau, rytoj aš įskrendu viskas. Tai žodžiu, gerai, merginos, nedėlsim daugiau su pasikalbėjimais, aš norėčiau pradėti ir pradžia turbūt to, ko jūs labiausiai laukit, tai pradėsim nuo bomberių, matuosius ant drabužių, kuriuos po to dar jums pademonstruosiu, bet noriu pirmiausia juos parodyti. Kiekis yra labai ribotas, pasiuvo tam tikrą kiekį, sveiki, ponia Janina, ir parodysiu jums bomberių 2 tipų. Dabar naujieną parodysiu ir parodysiu tai, ką jūs matėte jau elektroniniam parduotuvėje. Štai klasikinio stiliaus bomberis. Klasikinio stiliaus bomberiukas. Tuoj parodysiu ir striukės stiliaus bomberis su kapišonu, bet man asmeniškai šitas labai patiko. Iškart vakar nebuvo dar tamsiai rudos spalvos, aš matavausi būtent šviesų. Tai šviesų pamatys klaipėdiečiai, nes šviesų aš specialiai išsiunčiau, kad atkeliautų būtent iki mugės. Tai bandysiu dabar prikabinti čia mikrofoną. Žiūrėkit. Čia yra bomberiukas. Jisai 3 dydžio S, M ir L. Aišku, būtų faina, kad būtų ir XL, bet ką padarysi. Nelabai atsižvelgia į mūsų norus. Nebent aš manau, jeigu labai daug užsisakyčiau, kokius 20-30 vienetų, tada galima atkalbėti apie gamybą. Tai žiūrėkit. Jisai to paties audinio kaip paltukai. Aš to įvardysiu. Apsivilkau ir dar karščiau pasidarė, nes čia yra, man rodos, 50% vilnos. Jo, 50% vilnos čia eina, 45% poliesterio ir 5% ultrafibra, kažkoks audinys toksai. Labai šiltas bomberiukas su guma. Kaip matote, užsisega štai tokių knupkytėm tokiom iki pat kakliuko. Labai gražiai atrodo. Guma yra ties rankovės ir ties klubus. Galite pasikelti štai tokiu būdu, galite palaidai, man tai atrodo, kad palaidai net gražiau, bet aš, žinokit, norėčiau šviesų dabar pamatuoti ant savęs, kad jūs skirtumą pamatytumėt, nes labai kažkaip susilieja su sijonu. Norėjau išvis bomberius prie džinsų matuotis, bet dėja neturiu, kadangi išsiunčiau su prekiamis savo drabužius, kad galėčiau odinius švarkus vežtis lagaminę, nes jie sunkus, odiniai švarkai, kaina 130 eurų kaip ir puspalčių. Ir žodžiu, sunkus ir džinsai, sunkus ir švarkai. Ir aš tiesiog, kadangi noriu tų švarkų turėti savo pavyzdžius mugėje, kad žmonės pamatytų kokybę, tai žodžiu, norėjau pasakyti kontrabandą. Užsiima. Nu, žodžiu, išsiunčiau savo daiktus tame tarp džinsus su visais drabužiais ir rankinėmis
ir pati dabar nelabai turiu ką apsirengti. Tai dėl to aš matuojas ant būtent sijono. Tas šviesus, nu, nerealiai tiesiog atrodo. Aš tiesiog jums noriu parodyti skirtumą, nu, tarsi kontrastą, kad jūs matytumėte, kaip pats modelis atrodo, šitas bomberis. Jisai tarp klasikos ir laisvalaikio tokio stiliaus nėra super klasikinis ir nėra super toksai, nu, jau kaip sportinis variantas, sakyčiau taip. Tu aš tik tai buvo režimą, kad man nieks čia net trukdytų ir nieko ten, jokie komentarai man neeitų. Tai va, tai žiūrėkit, matote, jisai to paties audinio, kaip ir paltukai. Labai šiltas, su pamašalu, čia yra guma, čia aplinkui yra guma, klubams čia pakankamai, tikrai, klubams net aš net M dydį savo rinkčiausi, nes, nu, ta prasme, dabar aš jaučiuos laisvai, kaip striukytai. Tai čia ir per klubus, ir per krūtinę aš išmatavau viską, tai galėsit pasižiūrėti, kiek pagal matavimus SML dydžio yra. Tai matysit šitą bomberiuką pirmam puslapyje shopitalenbags.com elektroninėje parduotuvėje. Tai žodžiu, galima užsakyti bet kurią spalvą. Ar tai juoda, ar tai kapučino. Aš tiesiog dabar kito bomberio spalvytės parodysiu, kad jūs įsivaizduotumėt, kas tai yra pilka, kas tai yra kamel spalva ir kas tai yra juoda. Tai ant manęs yra smėlio spalvos. Toliau yra štai tokia pilka spalva, labai graži spalva pilka. Beje, nemažai puspalčiukų užsisakėt būtent pilkos spalvos. Štai yra kamel spalva. Irgi nemažai buvo užsakyta būtent kamel spalvos. Juoda klasika nieko nesiskiria, bet jinai tokia matinė, nes tai yra audinys tankus, nu, ta prasme, šiltas audinys, paltinis audinys. Ir dar kapučino parodysiu. Tik turėkit omeny, kapučino jisai trupučiuką tas audinys skiriasi. Vat aš pastebėjau ir puspalčiuose, ir vat bomberiuose. Čia yra toksai visiškai smulkutis tas plaukelis. O čia jisai toksai, nu, labiau ta vilna, kaip matosi. Suprantate, aš nežinau, kaip paaiškinti, bet faktūra būtent visų spalvų ir vat atskirai kapučino, jinai čiut-čiut skiriasi. Jisai toksai labiau plaukutesnis, kitaip tariant. Tai šitie tokie lygus, kaip suvelta vilna, o šitas yra trupučiuko plaukutesnis. Man asmeniškai, nu, aš kapučino nesirinkčiau. Man, bet šitas, vat, kai yra tolygus toksai suveltas plaukas, nu, ta prasme, vilnos plaukas, jisai man dar gražiau atrodo, prabangiau atrodo. Tai vat čia mano nuomonė, bet jūs jau pagal save. Tai yra spalva dar, aišku, ruda, tai yra visiškas bestselleris, jisai išperkamas pirmiausiai. Tai vat turėkit omeny, dabar vat kokį dydį turi, tiek ir turi. Kada turės daugiau, nežinia, nes vat kai aš atvažiavau prieš 10 dienų, įsivaizduojate, 60 dienų, tai jokių bomberių nebuvo. Jokių bomberių iš vis nebuvo. Čia yra naujas modelis, o ir tą modelį, kuris striukinės, nu, ta prasme, striukinio stiliaus irgi buvo išpirktas. Tai dabar aš jums parodysiu dabar, kad jūs galėtumėte sulyginti būtent tą kitą modelį su užtrauktuku. Čia yra knopkytės užsegamos, pamušalas gražus viduje, viskas kaip turi būti. Dabar rodysiu štai kitą tas variantą. Taip, kur čia mano pakaba.
Ir kur mano pakaba? Nežinau. Taip. Kitas variantas. Irgi dėl kontrasto aš jums tiesiog gal tą šviesesnį variantą pažiūrėsim. Štai šitą, kamel spalvos. Ai, va mano pakaba.